Hey everyone, I want to talk about something important today. Šiame video, kuris trunka 5 minutės, Markas Zuckerbergas apsirengęs kaip reperis pareiškia, kad Facebook sugrįž prie savo ištakų laisvės saviraiškai ir laisvo žodžio. Skamba romantiškai, bet išvertus į lietuvių kalbą tai reiškia, jog faktų tikrintojų socialinėme tinkle nebeliks. Vietoj šios institucijos, sekant Elono Musko valdomo socialinio tinklo X pavyzdžių, atsiras bendruomenės pastabų funkcija. Kitaip tariant, nuo šiol galėsime rašyti ir dalintis viskuo, kas šauna į galvą. Troliams atsiveria keliai trolinti, skleisti melagienas ir dezinformaciją, neapykantą, užgauliojimą ir turinys, kuris įprastai būtų užblokuotas, nuo šiol bus visiems matomas ir girdimas prisidengiant laisvų žodžių ir saviraišką. Bus galima aršiai skleisti savo politinės pažiūras, kad ir kokios jos bebūtų. Nieko keisto, kad duolūs respublikonai su Donaldu Trumpu priešakyje šią žinią sutiko džiugiai ir plojo net atsistoję. Dešinieji faktų tikrintojų institucija ilgą laiką demonizavo, o toks Zuckerbergo manevras reiškia tik tai, jog vienas įtakingiausių technologijų magnatų, pasipuošęs laikrodžių kainuojančių beveik $900,000, stoja Donaldo Trumpo pusę. Kad Zuckerbergas stoja Trumpo pusę, nurodo ir kitas įvykis. Tarp 3 naujai paskirtų Meta direktorių valdybos narių pateko ir Dana White'as, mišių kovos menų turnyro UFC vadovas ir vienas artimiausių Donaldo Trumpo sąjungininkų. White'as palaikė Trumpą 24 metų rinkimų kampanijos metu, gyrė jį respublikonų nacionalinėme suvažiavime, o po rinkimų jie du kartu draugiškai stebėjo UFC rungtynės Madison Square Garden stadione. Zuckerbergas beje yra sparingavęsi su UFC profesionalais ir netgi buvo sutikęs susikausti narve su Elonu Musku. Nors garsioji dvikova taip ir neįvyko. Būtų buvę įdomu pažiūrėti. Kodėl technologijų magnatas direktorių tarybon paskyrė kovinį Donaldo Pitbullį? Dana White'as atsako paprastai. Galingiausi pasaulio žmonės tiesiog dievina kovos menus. Trump, Elon Musk, Zuckerberg. I mean, the list goes on and on and on. The most powerful people in the world are all obsessed with fighting. Na, Zuckerbergas irgi atsako labai paprastai. Jam White'as patinka. Vyras atrodo protingas, o UFC legendinė sėkmės istorija ir mėgstamas brendas. Kodėlgi tokio žmogaus nepakvietus į Metą? Iš tikrųjų, kodėl? Sakykit, ką norit, bet šis akivaizdus Zuckerbergo persimainimas atrodo mažiausiai keistai. Bet šiaip jau tinkamesnis žodis yra apgailėtinai. Lyg gyvatė jis išsinėrė iš savo senosios demokratiškosios odos ir staiga tapo prijaučiančių respublikonams. Nuo Baracko Obamos eros didžiosios technologijų bendrovės buvo ištikimos demokratams, o pagrindiniai socialiniai tinklai buvo progresyviosios politikos šaukliai. Ar pameni 20 metų sausio 6, kai prezidento rinkimų rezultatais nepatenkinti Trumpo rėmėjai, kai barbarai atagavo Kapitolijų? Po šių įvykių visais klausimais pasisakyti Twitter'e mėginęs Donaldas buvo pašalintas iš visų įmanomų socialinių tinklų. Kaip musė iš barščių išmetė iš Twitter'o, Facebook'o, Instagram, Snapchat'o, Discord'o ir netgi toks nekaltas rožinis ir pakuotas socialinis tinklas kaip Pinterest ėmė limituoti grotažymę susijusią su Donaldu Trumpu. Šiandien technologijų magnatai, pradedant Musku ir baigiant Zuckerbergu, kardinaliai pakeitė savo nuomonę. Visi iki vieno išsirikiavo į eilutę prie Trumpo sosto. Kodėl taip nutiko? Pagrindinė priežastis - nieko asmeniško, čia tik verslas. Technologijų lyderių nedžiugino Bideno administracijos politika, kuri iš tiesų buvo nukreipta prieš didžiąsias technologijų bendrovės. Pavyzdys. Bideno administracija iškėlė bylą Apple dėl piktnaudžiavimo iPhone monopolinė padėtimi. Department of Justice just announced a new antitrust lawsuit against Apple. That Apple created a monopoly on the smartphone market by blocking its competitors from accessing certain iPhone features. Čia dar ne viskas. Dėl dominavimo buvo užpulta ir Amazon bei Google, neišimtis ir Meta. Technologijų magnatai paprasčiausiai galvoja, kad su verslininku Donaldu verslu šiandien labiau pakeliui. Juk Donaldas visais klausimais ir visiems gali pasiūlyti kokį nors deal. O deal yra tikrai mėgstamiausias Donaldo Trumpo žodis. I know the best deal makers. And I'm a very good deal maker, believe me. I guess I look at everything like a deal. I do hundreds of deals. The deals come out of my ears, and they're good deals. Most of them are phenomenal deals. What's wrong with us is we have people that don't know what they're doing, making deals with some of the smartest people in the world. But I'm different than other presidents. I'm a deal maker. I make great deals. Taigi pasirinkdami šokti į Trumpo vagoną, technologijų magnatai investuoja į savo verslų ateitį. Požiūris nespjauti į ateitį sveikintinas. Jei Zuckerbergas šitaip investuoja į Metos ateitį, nes kitaip negalės nusipirkti šveicariško laikrodžio už beveik $1 milijoną, tai aš į savo ateitį irgi investuoju. Tik truputį paprasčiau. Laikrodžio už milijoną pirkti tikrai neketinu, bet sustaupyti 1-2 milijoną senatvėj būtų visai smagu. Kad nereikėtų ten iš sodros pensijos gyventi ir parduotuvėje ten iš apatinės lentynas prekių ieškoti. Kaip ETF, kuriame yra 97 dividendų aristokratų kompanijos, išmokančios 4% metinių dividendų. Šiandien kainuoja apie 30 €. Tai aš iš karto perku 4 vienetus ir moku $100
20 eurų už ETF-us bei 2,08 eurus mokesčiams. Nes jeigu pirkčiau vieną ETF, tai mokėčiau 2 eurus ir 2 centus, kas būtų 15% nuo sandorio sumos. Taip daryti visiškai neapsimoka, nes reikės ilgai laukti, kol tas pats fondas paaugs 15%, kad bent išsilygintų investuoti pinigai. O tarkim, HAIH ETF-as, kuris investuoja į dirbtinį intelektą, kainuoja apie 136 eurų. Tai čia man 2 eurų ir 2 centų mokestis jau visai priimtinas, nes gaunasi mažiau negu 2%. Dar pigiau gaunasi koks SXR8. Čia tas S&P 500, kuris investuoja į 500 didžiausių Amerikos kompanijų. Tai dabar jis kainuoja apie 600 eurų, tai gaunasi, kad jo įsigijimas man atsieis tik 0,34% nuo investavimo sumos. O tokius dalykus reikia įsivertinti, darbinant savo pinigus. Visos nuorodos su instrukcijomis, kaip atsidaryti paskyrą Freedom24 yra šio video aprašyme. Grįžtant prie temos, reikėtų pastebėti ir tai, kad Trumpas nei vieno teigiamo žodelio niekada nėra cyptelėjęs apie demokratų garsiai eskaluojamas temas. Įvairovė, įtraukti lygybė, LGBT ir visus kitus raktažodžius, kurie asocijuojasi su progresyviaja politika. Netgi priešingai, iš visų šių reikalų Donaldas atvirai tyčioja. Kai prieš 5 metus Minneapolio policijos pareigūnai gatvėje nužudė juodaodį George'ą Floydą, visų trenksmų užsikūrė Black Lives Matter judėjimas. Tokios kompanijos kaip Google ir Meta garsiai skelbia apie investicijas į įtraukties ir įvairovės programas. Žadėjo priimti į darbą daugybę juodaodžių. Kas nutiko prieš porą metų? Visi pažadai išgaravo kaip dūmas. O ambicingi planai apie įvairovę ir įtraukti staiga pasimiršo. Vėlgi, nieko asmeniško, tik verslas. Turbūt pastebėjai, kad kalbėdamas apie Donaldą palaikančius technologijų magnatus vartoju daugiskaitą. Ne šiaip savo, nors kol kas šiame video visos gėlytės buvo skirtos Markui Zuckerbergui, tačiau Trumpo rėmėjų gretose rikiuojasi ir daugiau technologijos ryklių. Štai pavyzdžiui, Amazon vadovas Jeffas Bezosas. Nors jo santykiai praeityje su Trumpu buvo šiek tiek pašlyję, tačiau paskutiniu metu milijardierius ėmėsi veiksmų jiems pataisyti. Bezosui, kaip žinia, priklauso laikraštis The Washington Post. Prezidento rinkimo kampanijos metu Amazon vadovas ketino jame publikuoti Kamala Harris palaikantį straipsnį, bet paskutinę minutę kažkodėl persigalvojo ir Harris Bezoso palaikymo nesulaukė. Tai papiktino leidinio skaitytojus ir daugiau kaip 250 000 žmonių nutraukė prenumeratą. Tada sekė Bezoso sprendimas socialiniuose tinkluose paskelbti šiltus sveikinimus Trumpui po pergalės. Jis pridūrė, kad labai optimistiškai vertina antrąją prezidento kadenciją. Be to, Bezosas prisidėjo prie Trumpo inauguracijos iškilmių ir šiam reikalui skyrė $1 milijoną. Kaip arbatpinigiai gaunasi. O paskutinis sublizgėjimas jam priklausančiame Amazon Prime video pasirodynis dokumentinis filmas apie Melaniją Trump. Tai filmas apie prezidento žmonos gyvenimą, kuriame viskas apie Melaniją bus gražu ir pūkuota. Man atrodo, Netflixas su karališkąja Anglijos šeima kažką panašaus yra prasukęs. Donaldui Trumpui simpatizuoja ne tik Bezosas, bet ir Apple vadovas Timas Cookas, kuris jo inauguracijos renginiui taip pat nepašykštėjo atliekti $1 milijoną. Iš paskos nusekė ir dirbtinio intelekto korporacijos. Kompanijos OpenAI ir Perplexity irgi parėmė Trumpo inauguracijos renginį. Panašu, kad Trumpo nepalaikė tik Hollywoodas ir pop žvaigždės. Taylor Swift, Eminemas, Beyoncé, Lady Gaga, Meryl Streep, George Clooney, you name it. Visi jie buvo už Kamalą, visi prisidėjo prie Harris mitingų ir visi patyrė politinį bankrotą. Bene labiausiai kliuvo Taylor Swift, kai po Trumpo pergalės internete pasirodė šis virusiniu tapęs dirbtinio intelekto sugeneruotas video. Spėk, kas labiausiai juokiasi iš šio video. Ogi Elonas Muskas, kuris juo ir pasidalino savo socialinėme tinkle X. Elonas šiandien turbūt reikėtų vadinti Donaldo pilkuoju kardinolu. Būtent jis buvo pirmasis technologijų magnatas, atvirai išreiškė savo palaikymą Trumpui ir pirmas šokėsi Donaldo barikadų pusę. Jis atvėrė kelią, kuriuo visi nusekė iš paskos. Trumpas paskelbė, jog naujai įsteigtam vyriausybės efektyvumo departamentui vadovaus Elonas Muskas. Šis departamentas buvo pavadintas Doge Bureau. Pavadinimas įkvėptas kriptovaliutos Dogecoin, o naujausiamis žiniomis remiantis Muskas siekia įtraukti šią kriptovaliutą į vyriausybinės operacijas ir domisi Dogecoin panaudojimo vyriausybėje veikloje galimybėmis. Doge biuras veiks kaip patariamoji institucija, teikianti rekomendacijas už vyriausybės ribų. Naujo departamento užduotis bus pažaboti vyriausybinę biurokratiją, apriboti valstybės išlaidas, sumažinti perteklinį reguliavimą. Panašu, kad susiburkuoti su Donaldu Muskui buvo naudinga. Turtingiausio pasaulio žmogaus turtas po rinkimų pasiekė $500 trilijono. Remiantis Bloomberg milijardierių indeksu, nuo Trumpo išrinkimo dienos, Musko turtas šoktelėjo 84%, nuo $264 milijardų iki $486 milijardų. Taip nutiko todėl, kad Tesla akcijos pabrango 75%, SpaceX vertė padėjo $100 milijardų, o kompanijos XAI vertė $40 milijardų. Kodėl Elonui naudinga veltis į oficialius vyriausybės reikalus? Kodėl neužtenka būti turtingiausiu žmogumi planetoje ir ramiai mėgautis gyvenimu? Kiek
NASA, tiek gynybos departamento, transporto departamento, tiek federalinės administracijos ir kiti pareigūnai jau senai su Elonu Musku elgėsi lyg su savotiškų nerinktų pareigūnų. Nepaslaptis, kad Jungtinės valstijos tampa vis labiau priklausančios nuo Musko ir jo nenuspėjamo būdo. Milijardierius, 12 vaikų tėvas, gali sau leisti rūkyti marihuaną darbinių pokalbių metu prieš kamerą, jis gali pakviesti Zuckerbergą susikauti narve ir leidžia sau sakyti viską, kas kabo ant liežuvio. Nepaisant to, JAV vyriausybė samdo SpaceX, kad ši gabentų šalies astronautus į orbitą. Sudarinėja sutartį su Starlink, kad ši sujungtų JAV armiją, planuoja mokėti Teslai, kad ši atvertų elektromobilių įkrovimo stotelių tinklą visiems šalies vairuotojai. Elonas į savo rankas perėmė visus svarbiausius valstybinius sektorius. Ir jo vadovavimas naujam įsteigtam departamentui jau senai turėta įtaka tik dar labiau sustiprins. Vienos tinklalaidės interviu metu Muskas buvo paklaustas, ar jis turi didesnę įtaką nei Amerikos vyriausybė. Milijardierius nesudvėjojęs atsakė, tam tikro prasme. Panašu, kad jis neklysta. O kai kurie netgi tvirtina, kad Elonas gali turėti daugiau įtakos nei pats Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas. Atrodo, kad laukia labai įdomi antroji kadencija. Grįžtant prie Facebooko ir į dešinę pasukusio Zuckerbergo. Naujoji politika Facebook'e įsigalios per ateinančius mėnesius. Pirmiausia, Jungtinės Amerikos valstijose, o tada ir visame pasaulyje. Kaip pasikeis kasdien naudojamas Facebookas, parodys laikas. O tu, jei pažiūrėjai šį video iki galo, gali palaikyti mūsų kanalą paspausdamas like mygtuką, nes tai padeda mums augti ir didinti Lietuvos finansinį raštingumą. Ačiū tau už tai ir sėkmės.